Labą dieną. Brolių medus. Štai tokį siuntinį gavau. Op. Dabar eisim atplėšti. Žiūrėsim, kas čia gero. Pasižiūrim. Tas pusės. Darom. O, štai, kad jie pridėjo. Geriausias medus man ir skaniausias. Va, broliai Lukai. Vaisių sulčių guminukai. Kokie skanūs bus. Čia dar vienas. Aviečių skonio. Vaikas valgys labai mėgs. Pasiflorų skonis. Dar nesibaigia. Oi, kiek čia bus. Daug. Obuolių skonis. Traukiam. O. Pieniški saldainiai. Liuks. Ir ką mes čia dabar turim? Gero. O. Medus skanėstas. Pipirmėčių, žiūrėk, gavau. Nors nebuvau sakęs, o čia gal dovana kokia. Gerai. Tęskim. Visi supakuoti. Štai. Spanguolių medaus skanėstas. Kitas. Kakavinis lazdynų riešutų. Toliau. O. Mangų skanėstas. Juodųjų serbentų. Kokiu dar čia mes turim? O. Svarainių. Reikia čia padėti šitos dalykus. Susitvarkysim paskui. Šotalankių. Kas čia toliau? Aviečių. Riešutų asortų meduje. Labai skanu. Pabandykit. Sudėti žemės riešutai meduje. Na. Geriau už Snickers. Ir galų gale. Ai, dar kažkas yra. O, ką čia gavau. Va, svarbiausias dalykas yra šitas. Medus su bičių pieneliu. Labai naudingas produktas. Sustiprins imunitetą. Daug naudingų medžiagų mūsų organizmui. Rekomenduoju. Ir medus. Vasaros žiedų medus. Likonis, Kupiškio SAV. Paskaniausias medus. Visai kaip jie supakuoja. Va, Facebooką turi.
kontaktai. Kreipkitės. Pirkite medų. Pats geriausias medus man. Skaniausias Lietuvoje medus. Mėgstamiausias. Tai kokia dėžė buvo. Visiems gražios dienos. Būkim sveiki.